Tai čia kaip toliau. Alytaus apylinkės teismas. Žiūrim toliau jūsų popieriukus. Teisėja Vilma Venckevičienė. O kaip čia įdomiai skamba tas Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovui Povilui Jagelavičiui. Suinteresuoto asmenis Lauryno Fiodorovo atstovui advokatui Virginijui Batulevičiui. Suinteresuoto asmens viešosios įstaigos Kudirkos įgaliotai gydytojai Audroniai Jočieniai. Ai čia ta Jočienė, kur tame jūsų teisme, ne Alytaus apylinkės, jinai atstovė. Ana. Atstovai. Sveiki atstovai, labą dieną. Aš irgi atstovas. Jūs atstovai ginate savo teisės, aš ginu teisės savo. Ane, taip turėtų būti, ane. Kiekvienas gina savo teisę, savo nuomonę. Čia va jūsų nuomonė, jūs va ginat savo nuomonę, ne? O aš ginu savo nuomonę. Savo. Ir aš galiu nesutikti čia su jūsų to, ir aš nesutinku čia su niekuo. Ir nežinau, kodėl iš jų čia kaltinat. Tai savo įtariamais. Taigi patys čia susirašė. Įtariamų. Kodėl įtariamų? Tai negal būti jokių įtariamų. Turbūt Fiodorovs miliarinę platin. Taigi juk užkrėtė. Kaip čia surašėt? Pabėgo iš jūsų Romainių ir užkrėtė šeimos narį. Tai negal būti tariamų. Tai turbūt 100% faktais remtų Fiodorovs užkrėtė. Kodėl tenais nerašot, ką faktais remtų? O rašot įtariamai, vis tiek įtariamai. Juk nepraeis tos durnystės. Ir mes nesutinkam su jūsų tom durnystėm. Ką čia surašinėjot? Apylinkės teismas, atvirkščiai rodau. Vilma Venckevičienė. Sekretoriaujant Joletai Matuliai. Aš tiesiog ginu savo reputaciją. Ir aš ginu nuo jūsų šitų kaltinimų. Čia kur apkaltinat jūs mane. O iš kur viskas prasidėjo? Iš kur vaikai viskas prasidėjo? Ar galit pasakyti, iš kur vaikai viskas prasidėjo? Venckevičienė. Taigi gydžiausi koją. Protezavo koją. Gydytojas. Ir kaip svetimkūnių nepriimu. Daktarai matyti gal narkotikų prisivalgė, sako, surašė tuberkuliozę. Įsivaizduoji. Su tom 4 operacijom, 5 metų gulėjimo lovoje,
Stazė. Stazė. O kaip šilutėj? O kaip šilutėj galėjo nustatyti? Aš nelabai suprantu. Stazė. Nu, paprasta nuo gulėjimo, po operacinio. Tuberkuliozė. Jau taip Fiodorovs, ne. Jau taip Fiodorovs, jau net. Jau toksai šūdų kopate. Nu taip nepatinka tas Fiodorovs, na. A jums taip nepatinka tas Fiodorovs? A jums taip nepatinka. Ir aš ką išvelgiu tame? Aš išvelgiu, kad jūs darot nusikaltimus. Aš įtariu. Kad jūs, pagal tokius jūsų tokias pozicijas, aš atriko, jūs darot nusikaltimus. Stazė, ne? Tai kiek gali gulėti ant to vieną šoną? Inskevičienė. Ai jum disonansas. Galbūt disonansas. Nu, va taip ir ginos nuo jūsų. Jau taip, durnys reikia apsimesti. Nu, nepatinka jums kaip durnys. Vadinu, kai apsimetat durniais. Ar nepatinka? Turbūt nepatinka, nes Fiodorovs taip sako, ne? Kad pavadinu durniu. Nepatogu, ne? Fiodorovs demaskuoja jumis. Ot šūdas, ne, papuolėt. Nu. Audronė Jočienė. Tai ta Audronė Jočienė, ne jum. Aš tos Audronės Jočienės aš dar jokios nemačiau. Nebuvau sutikęs su jokia Jočienė Audronė. O ką jum gal apie mane sakyti? Tenais tam kambarį, ten kur susirenkat visą tą komisiją, ten kur sprendžiat, ką su Fiodorovu daryti. A kaip? A kaip yra? Vinskevičienė. Tu man paskambink, papasakok. Nu, tai iš tos Audronės Jočienės niekur nemačiau. Šitos Alytaus miesto savivaldybės gydymo įstaigos Jočienės, ne? Ir Jočienė čia siūlo, ne, izoliuoti, įkalinti. Koks skirtums tas pats? Nepripažįstu aš jokiais daktarais čia jūsų. Visų pirma. Nepripažįstu aš jūsų daktarais. Audronės Jočienės aš jos nemačiau. Nei joks man daktaras, nei koks. Įsivaizduoju.
Vilma Venckevičienė, kiek žmogus turi gulėti ant to vieno šono. Ar jūs apsimetat durnys? Ir toliau apsiminėsi durnys, nes pinigiukai kapsi. Ligonis, ane? Nu kam, ane? Nu kam su to ligoniu eiti ten išnekėti jam ten pagelbėti, padėti, ne? Jeigu gali jo sąskaitą naudotis. Jo sąskaitą valstybės, jo sąskaitą naudotis, ane? Nepasinaudosit. Jūs per daug durni ir kvaili su savo šitais sprendiniais. Ir šitos Audrionės Jočienės tenais pasakojimais. Kaip aš čia nevasargu. Kaip čia jūs korumpuotai čia kaip darot, ar jūs iš tų durnų smegenų darot. Kaip jūs darot? Korumpuotai. Korumpuoti esat, kurva, kaip kokie kurva. Ane? Svarbu babkės eina. Korumpacija, nes, na, aš suprantu, nu, kaip tu nebūsi korumpuotų, jeigu tu neapsimesi idiotų. Tu turi apsimesti idiotų. Debilų. Ane? Kaip čia Batorius apsimetė debilų. Algimantai. Apsimetėte tenais debilų. Atsiprašantoj, jūsų šitoj, kaip jinai ten tų vaikų universitetinė ligoninė, ne? Operavai, svetimkūnė nepriėm. Tai reikia, kur nepriėm tą svetimkūnę, tai anksčiau ar vėliau priėm jau. Kokia čia durnių volioji. Nu, nepriėm, užražė tuberkuliozę, plaučių. Ant vieno šono to gulėjimą, ne? Kodėl apsimetė durnium? Čia Batoriau. Ant vieno šono gulėjimą apsimetė durnium, žinai, kad susidarė plaučiuose nuo tos gravitacijos oras tiesiai nevaikšta. Plaučiai ten keičias. Nu, kodėl apsimetė durnium ir žaidanai? Kenki. Kodėl kenki naudojasi? Ką? Čia Batoriau. Dabar man reikia per tave tą apsimetinėjimus, tą durną galvą tavo, rodyt visuomeniai. Nu, matai. Čia va per tavo tą durną galvą. Čia Batoriau. Ne. Čia per jūsų durną galvą. Nu. Ir Šilutės savivaldybė tenai. Kas tas meras, tas matytas Vytautas Žukauskas, ne prie ko jo tenais ta. Bendruomenė, kad ten. Matyt, jau ta bendruomenė tokia jau dinastija. Jie gal sau leisti šiktą, ne, tuberkuliozę. Galit šikt sau leisti tuberkuliozę, mane. Jėga. Mes su jumis demaskuosim. Ir nereik tam važinėti po namus. Ir tie narkomaninai čia jūsų tie. Tai jie ir tebūn tie tuberkuliozę. O manęs tai nekiškit.
Manęs nekiškite tos narkomaninus, kurva. Jūs narkomaninais čia užsiemat savo kurvą. Narkomaninais, nakai. Tai jūs kurva ir darykit manęs, nekiškit, aš nedalyvauju. Kaip ten sako, bendradarbiauja, ne? Niekas nebendradarbiauju ir man jūs ne jokie ten daktarai, aš jūs nepripažįstu. Jokiais daktarais. Dar jie kurva prisimast. Man plaučius gydys kurva. Nu, jūs durne visai, jūs atnupušė. Man kurva, kiek žalos pridarėt kurva. Sodyboj. Sodyboj, kaime kurva. Kiek žalos kurva pridarėt. Suskai kurva. Ir jūs dar čia mane kurva gydysit parazitai kurva. Aš jums kurva, kaip užgydysiu kurva, išgaruosiu jūsų kurva visi tie teismai, blėdės. Parazitai kurva. Na, ta žmogui kurva, pusę plaučių napjausti kurva, suskai kažkokie kurva. Da kaltint Fiodorovs kalts kurva. Kokie suskai kurva. Kokie suskai kurva. Fiodorovs kalts. Dozešim kurva. Narkomaninai kurva. Užsimanė jie kurva. Čia gal kitas dar tinga čia žiūrėti tą patį per tą patį. Šilutės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo, būtinojo izoliavimo. Nu tai viena rašyk, hospitalizavimo viskas. Būtinojo realizavimo, būtinojo izoliavimo. Kaidurnių kurva, debilų kurva, debilų. Kažkokie debilų raštai. Debilų. Kurva protingiau kažkaip ten susipeistinkit, blėt. Nu. Ir viskas. Šilutės rajono savivaldybės būtinojo izoliavimo ir hospitalizavimo specialistų komisijos lapkričio sprendimu kalendorinis minėtino Dauginė Umilė. Čiagi surašė kurva, nieka nesupras beveik. Ką jūs ten turit omeny, Šilutės rajono savivaldybė ir nu buvo atvažiavę, išsitempė su galiučiais. Ai, sardin, ai nu ta durnystė jų, ir neturi ką kokią pakešą pakišti. Nieko aš ten nepasirašinėjau. Ir jūs visuomenės nariai nieko nepasirašinėkit. Jeigu gaunat nieko nerašinėkit. Ir visokias dauginės. Nu. Čia Batoriaus dauginė. Čia man ne prie ko. Aš čia žiūriu, žinai, kaip čia Batoriaus dauginė. Kaip durniukai susirašė va savo. Durniukai savo susirašėt, nu tai jį va savo. Ir turėkit. Aš žiūriu, kaip jūs ten savo. Kai durniai rašinėjatės. Ir aš nepripažįstu čia jūsų jokiais daktarais. Nepripažįstu. Pripažįstu psichiškai kurva.
nesveikais, kurva, narkomanynų platintojais, kurva, ir lygų nešiotojais kažkokių, kurva, ideologinių kažkokių, kurva, sąmokslo teorijų. Įsivaizduoju. Vilmas Venckevičinas. Nu. Susirado auką gulėjimui. Auką susirado gulėjimui. Ne vis parašiai, kaudama. Ir ant vieno šono turi gulėti, kurva. Atsitempi, kurva, su išpjautu sąnariu, kurva, išėmė sąnarį, atsiveži ir jie nori plaučius gydyti. Tai gydyti reikia ne plaučius, kurva, o ten tą sąnarį. Ai, nahui, geriau, kurva, nupjausti sąnarį, ne? Ta plaučius, ten dar kokius, kurva. Jau pradėt, kurva, jie visi šizofreniškai, kurva, jau jie, kurva. Ne, aš, kurva, jau su jumis neprasidėsiu, jūs, kurva, debilai esat. Tik jau viens debils tuo universitetiniai parodė, koks jis debils. Ir jau tolimesni manęs debilai, jau jūs manęs nedominat, nahui. Jau jūs atsikabinkit, kurva. Nu, aš gal dar pratemsiu tos 2 metus, šiek tiek jūs ten, kurva, gali laikyti žmogų, kurva, izoliavę. Įstatymiškai, kurva, tik 2 metus te galit. Daugiau negalit, kurva. Suskiai, kurva. Kokie, kurva, suskiai, nu tai Jėzau. Kas taip daro, kurva? Narkomanynai, kurva. Su tais narkomanynais savo, kurva. Ai prisidirba su savo tais narkomanynais, banda kitiem, kurva, šunis sukarti, kurva. Apsišiksit, kurva. Ir nekiškit man tų narkomanynų čia. Ir, kurva, jūs mane jokie daktarai čia, kurva, nesat. Narkomanynai, kurva, kažkokie, kurva, sušikti, blėt. Įsivaizduoju. Narkomanynai, kurva. Atsitėmė žmogui narkomanyną. Jie nori, kurva, gydyti, kurva, kažkiek. Narkotikų apsiėdė. Ne, aš mačiau, kurva, tą Audronį Jočienį. Ne, aš ją mačiau, ne, aš žinau, blega. Jis man neprisistatė. Ta Audronį Jočienį. O apie mane jau šneku. Teismuose, kurva. Sveizduoju, teismuose. Jau jis mane liudint teismuose. Už mane šneku. Už mane nereik šnekėti. Aš, kurva, ir pats galiu, kurva, už save šnekėti ir papasakot, kurva, su kokiais idiotais, kurva, susiduriu gyvenime, kurva. Tai va, tai tokia žinutė, kurva, jau. Ir visuomeniai. Būkit gudrus ir nepasitikėkit jokiais šundakteriais, kurie nori jumis gydyti. Nes nugydys, kurva, bus sunkias pasiekmes, kurva.